kuo magma skiriasi nuo lavos? Tik kad magma yra ten giliai po žemę, o lava yra kai tik išlenda iš ugnikalnio. Kai išsiveržia. Taip, Jo. išsiveržus ugnikalniu gali ir prasivėrus žemėn, bet ten gali matytis, kaip sakyti, ties paviršium, žemės paviršium matai lavą. Po žemėn tada magma. Gerai. Toliau. Ką vadiname uolienomis, o ką mineralais? Kad uolienos yra kaip akmuo, o mineralai yra va kaip va tokie, kaip žinai, tokie sumaišyta visko. Tai yra medžiagos. Iš kažko galim kažką iš jų išgauti, teisingai, mineralai. Kaip druskas, bet, mineralinė druska irgi skaitos. Gerai, toliau. Į kokias 3 grupės pagal susidarymą skirstomis uolienos? Kristalai, brangakmeniai ir akmenys. Einam pažiūrėti. Aha. Tai kokias tas 3 grupės? Magminės uolienos, nuosėdinės uolienos, metamorfinės uolienos. Va. Truputėlį pasitaisy. Ir brangakmeniai. Tai va, tos metamorfinės. Kur yra brangakmenis, prie ko prisiskaito? Ar čia? Tai kad čia metamorfinės, tai yra granitas, gneisas, marmuras. Tai magminė uoliena. Va. Bet čia kvarcas. Kvarcas yra pagrindinis visų brangakmenių. Kaip ametistas, rožių kvarcas. Ne, rožinis kvarcas. Šmaikščiau angliškai. Ir žinai, kad kvarco, kažkiek procentų yra deimantai. Kad deimantas kažkiek turi procentų kvarco? Jo. Tai va, o tai. Ir dar ametistas irgi yra kvarcas. Ir dar tas citrine. Ir lietuviškai nežinai, ko gero pavadinimo, ne? Ir dar, ką dar? Tai kad jie visur kvarcas. Kalnų krikštolas. Ir dar... Tai jis kvarcas realiai. Tas kalnų krikštolas, ne? Jo. Aš turiu visą pilną krikštolą kalnų. Tai ir... Tvarkos jinai ten. Tai ir dar yra milky quartz, ir yra clear quartz, ir yra... Man parodys, kaip tu čia vardėjai. Ne. Gerai, nieko nėra. Ir yra smoky quartz, ir yra... Žinai ką, tu man parodysi savo kolekciją po to, gerai? O dabar... Ne, tada visi ateis vogti. Ne, ateis, bet labai čia į temą. Gerai, einam toliau. Taip, kokiais įrodymais grindžiamas litosferos plokščių judėjimas? Čia yra tos litosferos plokštės. Kaip jos išsidėsčiusios. Tai San Franciskas. Ko gero čia. Jau sužinojom. Gerai, toliau. Kaip susidarė Himalajai?
Himalajai. Himalajų druska. Himalajų kalnai. Yra Himalajų kalnai. Jo, iš kur iškasama Himalajų druska. O iš ten Himalajų druska. Aha. Tai dėl to ir vadinama jinai Himalajų druska. O tu galvoji, kas? Nu, Kad belė kur gali rasti. nu ne, Himalajų druska yra Kuo Himalajuose. arčiau gyveni prie tų kalnų, tuo pigesnis. Nu, turėtų būti ten kiekvieną dieną gali pasikasti. Nu gerai, tai kaip susidarė Himalajai? Įdomu tas, kaip turėjo tą žemėlapį sudaryti, kai po žemę nieko nesimato. Ko gero pagal virpesius, pagal stiprumą. Nu, Iš kur sužinojo, kad šitas akmuo yra valgomas? taip, tai čia Himalajai ir kaip susidarė Himalajai. Nu ir dabar gali tą schemą išaiškinti. Tai tie, nu pasak, kas čia darosi? Pirmas, plokštės juda viena ir kitos link. Taip, tai jos viena kitos link. Taip, viena. Pirma išsiskiria Tai ir pirmiausiai, po to susispaudžia ir po to biškį eina į viršų ir nu, taip, žinai, spaudžia. Ir taip, taip iškyl ir turi jau kalną. nu taip, nes uolienos spaudžiasi, raukšlės ir susidaro kalnai. Jo, ir dar čia nėra ugnikalnių ir dėl to formuojasi kalnas. Bet plokščių judėjimas vis tiek va tas va sukelia žemės drebėjimus. Vis tiek va kildamas įsivaizduok, kalnas iškyla ir žemė dreba. Wow. Na, aišku, neiškyla taip, kad dramatiškai, kai iš karto pamatytumai ten. Jo. Kaip gėlė išauga. Gerai. Kodėl Islandijos sala iškilo Atlanto viduryje? Nu, tai žiūrim vėl tą žemėlapį. Taip. Islandija. Ką reiškia tas plokštė? Plokštė. Tai va, čia litosferos plokštės. Nu, čia ir vadinas tos, kurios juda plokštės tos. Kurios sukelia tos žemės drebėjimus ir ugnikalnių išsiveržimus. O. Na, aišku, pagrindė tai yra žemės drebėjimai, nes jos vienos su kitos susiduria ir tada spaudžia. Būna, kad išsiskiria, ar ne? Nes kaip ir rodo, kad gali judėti visom kryptim, nebūtinai vieną kryptim. Tai o čia va Islandijos dalis, nu, čia kur iškilo. Paėmė, sukilo irgi ko gero kaip kalnas. Į viršų, viskas. Nu va. Kas vyksta išsiskiriančių plokščių pakraščiuose? Nu. Nu, žiūrim, kas vyksta plokščių pakraščiuose. Tolsta nuo viens kito. Nu va, O kai jeigu kurie jos artėja tolsta, prie viens kito. taip, tada žiūrėk, magma gali išsiveržti, na, jeigu tolsta. O kada jos vienos su kitos susiduria, tada dreba žemė, ar ne? Jeigu žemės... Ir taip, ir taip. Taip, nes jeigu žemės drebėjimas vyksta vandenyje, ar prisimeni, kaip jis vadinasi? Žemės drebėjimas? Ne. Jis sukelia didžiulę bangą. Ar ne? Nes tada prasiskiria ir būtent, nu, visas tas žemės drebėjimas, jis paveikia visą vandenyną. Bet arčiausiai tos vietos esanti šalis kenčia nuo ko? Kaip vadinasi tas reiškinys, kaip parsiridena didžiulė banga? Tsunami. Teisingai, tsunamis. Taip, nes yra viesulas,
arba hurricane, ane, o tsunamis tai didžiulė banga. Jau tada, jeigu matai stovinčią sieną vandens, bėk. Tik bėk, kuo aukščiau. Ja, bet aukštai irgi nėra gerai. Nu, vis tiek jau geriau lipk į medį. Į medį? Gal į medį. O taigi aš turiu filmą vieną neblogą tą. Būtent apie tsunamį sukeltą. Nežinau, ar medis išgelbės. O ten, jeigu Ai, esi jo traumatizavo. tas traumatizavo, nenori dar kartą pažiūrėti? Kilo. Gerai, kuo... Dar ne. Kuo erozija skiriasi nuo akumuliacijos? Erozija nuo akumuliacijos. Ar prisimeni? Kas vyksta, jeigu su kalnais, vadinama erozija. Uolienomis. Kas tai? Na va. Erozija tai kai uolienos nyksta veikiamos aplinkos poveikio. Ar tai būtų vėjas, saulė, lietus. Na, karšta, šalta. Visa aplinka, jeigu veikia. Taip, ir tada trupa. Pradeda uolienos trupėti. Taip. Tai yra erozija. Tai pavyzdžiui, yra dėl to, kai aria žemė ir yra kalnas, sakykime, ne? Tai tada tą kalną aria taip, sakykime, kad jis nebus taip suartas, ar ne, o jis bus taip. Tam, jo, nes jeigu lyja lietus, kad vanduo nebėgtų upeliais žemyn, nes kitaip nuošliaužas pasidarys ir tada nubėgs pusę žemių. O todėl čia va lieka grioveliais taip viršui ir dėl to esi pastebėjus, kai būna, kad laiptai suskirsto. Tos uolienas, ne uolienas, o kalnus laiptais. Tai va. O tai dabar kitas žodis, tai yra labai įdomus - akumuliacija. Tai akumuliacija tai reiškia, kai kažko prisikaupia daug. Taip, tai ko gero, man čia aišku reikėtų. Akumuliuojasi vanduo, gali būti taip, arba va, nuošliaužas, ne? Statų šlaitai. Tai va, gamtoje dūlėjimas vyksta kartu su erozija, kuri suprantama kaip srūvančio vandens, vėjo ir slenkančio ledyno veikla. O dabar atvirkščiai, toks birių dalelių kaupimas į žemės paviršiuje arba vandenyje vadinamas akumuliacija. Tai kai, vat, sakykime, gaunasi nuošliaužos, nubėgo, ne, ir subėgo į kažkur tais į vieną vietą daugiau koncentruotai, ar ne? Taip, nes nuo vienos vietos iro ir sustrupėjo ir subėgo kitur, ar ne? Tai va ten va gaunas, kur labai labai daug ir yra akumuliacija. Į ten susirenka. Gerai. Kaip vyksta mechaninis dūlėjimas? Mechaninis dūlėjimas. Mechaninis tai reiškia jau jisai mechaniškai, ar ne? Tai cheminis, tai viskas aišku, veikiamas cheminių reakcijų. Kaip šito? Kai, sakykime, Kai molį dar. Molis reakcija, nu nežinau, bet yra kalkakmenis, jis yra kalkio akmuo, ne? Ir jeigu reakcija, kad ir su paprastu vandeniu, nu jisai tirpsta. Taip. Biologinis yra sukelia gyvieji organizmai. Tai pavyzdžiui, augalai. Bet čia nesukelia, čia turėtų tai būti. Ne, nu tai, bet vis tiek tas, kai žiūri, kad kalnas trupa, tai jam vyksta erozija, tai jį sukėlė augalas, nes jis suleido šaknis. Taip? Jo? Nu taip, jisai skverbėsi gilyn ir paveikia uolieną ir jinai trupa po to.
O mechaninis dūlėjimas suprantamas kaip uolienų smulkėjimas. Tai sukelia temperatūros pokyčiai. Nu, tai šilta, šalta, va, matai, įsiskverbia vandens, jisai šąla, pasidaro ledas ir tada, kadangi jis yra stipresnis už esančią uolieną, sutrupina. Taip. Dėl to tie tarpai ir yra negerai, ar ne? Nes į juos pribėga vanduo. Taip. Nu, tai mechaninis dūlėjimas. Taip, ir kokiu reljefo formų sukuria judantis smėlis. Reljefo formų. Taip, tai va čia va ir yra reljefo formos. Tai va ir va skaityk. Šito jūsų? Barchanas. Nes vėjo kryptis, tai sukasi ratais. Na. Dabar toliau. Skersina kopa. Išilgina kopa. Žvaigždėtoji kopa. Taip. Tai va matai, jeigu būna va, kopa vienoje vietoje, nuo vėjo krypties, jinai gali persikrustyti kitą vietą. Wow. Tai vadinasi, dykuma niekada nebūna vienoda. Kad ir kaip bebūtų, atrodo, kad jinai tokia pat, bet ne, jinai kaulinga. Nu, visi kaktusai toj pačioj vietoj. Nu, tai šnekite apie tokią dykumą, kur auga kaktusai. Aš šneku apie tokią, kur nieko nėra. Tik keletas vabaliukų ir gyvačių ten makaluojas. Tai va, tie patys gyvatės ir vabalai. Bent jeigu nesuėdė jums. Na gerai.